Tai kai visada pirma meditacijoj peržvelgsim savo kūną nuo pirštų galiukų iki pat viršugalvių. Pažiūrėsim, kaip jis jaučiasi, kur spaudžia, kur kažkas užlaikyta, užspausta, nepamatyta dienos metu, nes dažnai žmogus dienos metu turi visokiausių reikalų, planų, rūpesčių, lėkimų, kontrolės, darymų, siekių, visko. Ir jausmai būna mažai pastebėti, daugiau yra pastebima įvykiai išoriai. Tai, kas vyksta išoriai, žmonės, bendravimas, pačio žmogaus išoriai, bet retai pastebimi jausmai, tai, kas yra viduje, tai, kaip jaučiasi kūnas, tai, kas vyksta jame, kaip yra viskas šiame momente. Ir per meditaciją neisim į išorę, tiek daug galbūt kažkas ir bus apie išorę, bet daugiau, net jeigu ir bus kalbama apie išorę, daugiau stebėsim savo kūną, kas jame vyksta, kokie jausmai kyla, kokios energijos. Ir galbūt pamatysit, šiandien pastebėsit kažką naujo, galbūt kažką, nuo ko bėgot ir vengėt, galbūt kažką, į ką nejauku ir nedrąsu yra pažiūrėti. Bet tai yra nuostabus laikas savo, nuostabus laikas sustoti ir patirti save ne veiksme, ne daryme, bet buvime. Ir kuo toliau, tai tuo labiau visa Žemės planeta, visa energetika galit pajausti, kaip keliauja iš veiksmų, iš darymų, iš siekių, iš planų, iš turėjimų, besaikių, į tiesiog buvimą, į visko priėmimą ir į paprastą, lengvą buvimą, į sulėtėjimą ir į stebėjimą. Tie, kas keliaus kartu su šia energija, tai jiems, man atrodo, bus lengvai viskas persiorientuoti ir pajaus didelių pokyčių savo gyvenime. Kas priešinsis, kas toliau pasiliks su energija, darymu, varymu ir vis daugiau visko kaupimu, jiems greičiausiai bus sunku ir skaudu, nes vis tiek energija keliauja ir vis tiek jie to norės ar ne, jie turės prisitaikyti ir mokytis būti buvime. Bet kada tam atsiduodi ir keliauji su šią energiją, tada viskas dėliojasi daug lengviau ir paprasčiau, negu įsikerti, kad viskas turi būti taip, kaip visada. Ar turiu daug daryti, ar turiu siekti, planuoti ir būtinai viskas turi vykti taip, kaip aš noriu. Per šitą meditaciją patyrinėsim, ką reiškia buvimas, nedarymas ir sustojimas. Tai dabar lėtai peržvelgsim kūną nuo pirštų galiukų iki pat viršugalvių ir pastebėsim. Tai kaip jaučiasi jūsų kojų pirščiukai, pastebėk. Kaip jaučiasi padai. Kaip jaučiasi blauzdos. Jeigu atkeliauja kažkokios mintys, pastebėk tas mintis, nevyk jau, tik pamatyk ir pasilik su kūnu, pilnai su kūnu ir jautimu to, kas yra dabar. Kaip jaučiasi tavo šlaunys. Kaip jaučiasi dubuo, visa pilvo apačia, galbūt kažkurio vietą spaudžia, gal skauda, gal jaučiasi sunkumas, pastebėk. Toliau lėtai peržvelk visą stuburą nuo apačios iki pat viršaus, pereik po slankstelį,
pažiūrėk, kaip ten jaučiasi. Galbūt kažkur užspausta energija, galbūt kažkur suskaus. Pastebėk tai. Toliau kaip jaučiasi krūtinė. Ar lengva, ar gera. Gal jauti sunkumą ar naštą, spaudimą ant jos. Tik pastebėk. Nieko tau dabar daugiau nereikia daryti, nei nuimti sunkumų, nei kažką keisti, nei perdarinėti, tik pastebėti tai, kas yra dabar, pastebėti savo mintis atkeliaujančias ir pastebėti, koks yra jausmas kūne. Nieko suprasti, analizuoti nereikia. Toliau pažiūrėk, kaip jaučiasi tavo dešinė ranka, nuo pirštų galiukų iki pat pečių. Ar sunki, ar lengva, galbūt įsitempus, galbūt dabar įsitempi, tik pastebėk. Nereikia tau nieko perdarinėti, nereikia jos atpalaiduoti, tik pastebėti. Toliau kaip jaučiasi tavo kairė ranka. Nuo pirštų galiukų iki pat pečių. Toliau kaip jaučiasi gerklė, galbūt joje jauči sunkumą, gal gumulą, pastebėk tai. Toliau kaip jaučiasi tavo kaklas, ar įsitempęs, ar atsipalaidavęs ir lengvas, tik pastebėk. Nieko nekeisk. Neanalizuok, niekur nekeliauk, būk čia ir pastebėk, kas yra čia, šioje akimirkoje, šioje tavo dabartyje. Toliau kaip jaučiasi veidas, visas veido paviršius, sauda, kaip jaučiasi žandikaulis, kaip jaučiasi skruostai. Kaip jaučiasi akys, kakta, kaip jaučiasi visa galvos oda, plaukai. Dabar lėtai dar kartą perskanau kūną ir jeigu kažkur jauti didesnį sunkumą, ar skausmą, ar spaudimą, toj vietoj savo dėmesio sustok ir pabūk, pastebėk tą skausmą ar sunkumą, pabūk su juo, visu savo dėmesiu, tau nereikia tos vietos pakeisti. Tau nereikia kažką padaryti, kad tai praeitų, tau reikia tiesiog pamatyti, sustoti ir pamatyti tą vietą, pabūti su ją. Pastebėk dar, kai pajauti sunkumą ar skausmą kūne, kokios atkeliauja mintys, galbūt pasikeičia tavo visa energija. Galbūt atkeliauja mintys, ir vėl skauda, kiek gali čia būti skausmas, ir vėl suspaudė, kiek čia bus tų spaudimų, kada jie pasibaigs. O gal ateina, kad, labas, aš tave matau,
pastebėk, ar į skausmą savo kūne pažvelgi švelniai, jautriai, ar atstumiančiai, grubiai ir piktai. Nieko nedaryk, nekeisk, bet pastebėk. Pastebėk, kokia energija susitinki su skausmu kūne. Jei susitinki su švelnia energija, palaikančia, dėmesinga, atjaučiančia kūną, pamatyk, kaip kūnas reaguoja. Galbūt dar greičiau viskas ištirpsta, galbūt skausmas sumažėja arba visai išnyksta. Ir pažiūrėk, jeigu į kūną reaguoja su grubia energija, su nusivylimu, su skubėjimu, su noru, kad greičiau tai pasibaigtų. Pažiūrėk, kaip tada kūnas reaguoja. Ar tas skausmas, tas sunkumas sumažėja, ar dar labiau išsiplečia. Jeigu stebint savo skausmą, sunkumą, atkeliauja kažkokios mintys, pastebėk tas mintis. Jeigu mintys iš praeities, pastebėk jas. Jeigu mintys iš ateities, irgi pastebėk, bet pilnai visą savo dėmesio pasilik dabartyje, pasilik kūno jautime. Kartais tai gali būti sunku, norėtis blaškytis ar muistytis, ar nepatogu, bet pabandyk pastebėti, kokie kyla jausmai ir kaip reaguoja kūnas. Protas ir mintys dažnai apgauna. Jos pripasakoja daug keisčiausių dalykų, daug iliuzijų ir daug istorijų ir daug melų. Bet visą tiesą tau gali pasakyti kūnas. Jeigu vietoj to skauda ir keliauja sunkios mintys, tai nekeliauja su mintim. Žinai, kad jos pasakoja, jos blūdina ir jos kuria dramą. Ir pasilieki su kūnu, jauti tą skausmą, jauti tą sunkumą, žiūri į jį, susitinki su juo ir pabūni. Tik ir užtenka. Nereikia vyt minčių, nereikia kovoti su juom, nereikia perdarinėti, nereikia galvoti, ką pakeisti išorėje, ką perdaryti, nereikia galvoti, kaip aš galėjau pasielgti kitaip, arba kaip kitaip galėčiau pasielgti ateityje, kad nenutiktų to, kas nutiko praeityje. Bet vienintelis dalykas, ko tau reikia, tai pabūti su savo kūnu, kada sunku ir skauda. Nieko nedarant, nesprendžiant, neanalizuojant, tiesiog pabūnant, duodant jam erdvę, duodant jam dėmesį, savo švelnumą, savo atjautą ir gerumą. Ir kūnas gyja, iškeliauja sunkios energijos ir viskas lengvėja. Šiandien man tokia buvo nuojauta su jum pravesti meditaciją apie mamą. Tai pajauskit dabar kiekvieną savo kūną, kaip pasikeičia jisai, kaip mintyse savo ištariat žodį mama. Galbūt suskausta širdį, galbūt atsiranda sunkumas, galbūt pasunkėja visa energija, gal pasunkėjo kūnas arba kur nors nugelia. Pajausk. Pajausk, kas atsitinka kūne, kai pasakai žodį mama.
arba žodį mamytė. Galbūt atsiranda gumulas gerklėje ir suspaudžia. Nekeliauk į mintis, bet pajaus kūną. Pajaus, kaip tavo kūnas reaguoja į mamą. Žinai, žmonės dažnai būna, sako, aš atleidau savo mamai. Aš ją suprantu, aš žinau, kad jinai kitaip negalėjau pasielgti. Arba aš suprantu jos elgesį, arba aš labai ją myliu ir priimu. Bet kaip išgirsta žodį mama, kūne atsiranda sunkumas. Tai prote gali būti įvykęs atleidimas, priėmimas per praktikas, per įvairius veiksmus, bet tai tik minčių lygyje, o kūne likęs skausmas, galbūt liūdni prisiminimai, galbūt slegianti energija. Tai pajaus, ką tau sako kūnas, ne ką sako mintys, bet ką sako, ką tau kalba, ką tau pasakoja kūnas per jausmą. Kada sakai savo mintyse, mama. Dabar pabandyk prisiminti įvykį, tau jis atkeliaus. Net ir nenorint prisiminti ir nieko nedarant, tau jis dabar atkeliaus į tavo prisiminimą, tavo mintis. Prisimink įvykį, kuomet mama tave įskaudino, arba labai nuvylė. Galbūt galvoji, kad už tą įvykį esi jau atleidęs arba atleidęs. Bet jeigu jisai dabar iškils, vadinasi, kažkas yra dar su juo. Tai pagalvok apie įvykį, galbūt niekam jau tau nepasakojai, galbūt dabar patirsi tai pirmą kartą, kad pasirodo man šitoj vietoj skauda ir liūdna, kur mama tave nuvylė. Galbūt jinai tave mušė, galbūt jinai tave užgauliojo, galbūt jinai kažkam išpasakojo tavo paslaptis. Galbūt jinai barė tavo sesę ir brolį, galbūt jinai negražių dalykų pasakojo apie tavo tėtį ir tave tai skaudino. Galbūt jinai tavęs neapkabino, kai tau labiausiai reikėjo. Galbūt jinai ant tavęs šaukė, kaip norėjai palaikymo. Galbūt jinai tave nuo savęs nuvijo, kai tau norėjosi tik pabūti šalia jos. Prisimink ir pajaus kūną. Prisimink tą įvykį ir pajaus, kur kūne suspaudžia. Tai gali būti nepatogu, tai gali būti nemalonu, tai gali būti skausminga, gali kūnas norėti muistytis arba stengtis nieko neprisiminti, arba ateit mintys, kam to reikia. Bet pabandyk ir pajaus tą skausmą, kuris yra kūne, su tuo įvykiu ir mama, su tavim ir mama. Net jeigu tau atrodo, kad už tai esi atleidęs ir atleidęs, kad priėmus ir kad supranti, bet jeigu skausmas yra, pagalvojus, arba jeigu yra baimė pagalvoti, prisiminti, nukeliauti ten, tai žinau, kad tai yra. Ir dabar gali išgydyti savo kūną, vien jaučiant, nekuriant dramos, bet vien jaučiant. Mūsų santykis su tėčiu ir mama, tai ką patyrė vaikystėje, šis santykis lydi tave daugiausiai, stipriausiai
per visą gyvenimą. Ir jeigu tenais tam santykyje yra kažkas, ką tu užspaudai, arba ką pasakė, aš taip niekada nesielgsiu, arba pasakė, aš už tai niekada neatleisiu, ar dar kažkas įvyko tavo mažoj galvelėj nesuprantant, tai gali kartotis per tavo gyvenimą, tau to net nežinant. Ir tai gali būti pagrindas tavo nepavykstančių santykių, tavo bendravimo su kitais, tavo pasitikėjimo savimi, tavo finansų, tavo visos realybės, kokią tu kuri. Bet jeigu nebėsi susitikti su jausmais kylančiais, jei nebijai jiems pažiūrėti į akis ir pasakyti, kad aš matau tave skausme, arba aš matau tave baimę, arba aš matau tave liūdesį, tuomet gali tai priimti. Kartu įsidėti į save ir kartu tai tampa dalim tavęs. Ne dalim, kuri prašos tavo dėmesio ir iš išorės gauni įvykius, kad tai pamatytai, bet dalim, kuri jau tampa tavim. Ir tada išoriai nereikia tau priminti, nereikia įvykiams vykti, nes tu tai jau priėmei savy, nes tau jau tos vietos nebeskauda. Tad jei iškilo sunkus prisiminimas apie įvykį su mama, pažiūrėk į jį, pažiūrėk į tą sunkumą. Neanalizuok, tu pažiūrėk. Galbūt jis išdidės, gal išmažės, gal keliaus visai kitą vietą. Tik pastebėk. O gal tau žiūrint, jis visai susitraukia ir gali pajausti, kad jeigu dar ateina mintis apie tą situaciją, tu matai jau kitaip. Tau jau nebeskauda. Tarsi pažiūri viską iš kitos vietos, kitom akim. Dabar prisimink įvykį, kuomet tu nuvylei savo mamą ir tau dėl to skauda. Galbūt jauti kaltę, galbūt jauti gėdą, galbūt nusivylimą savim, kur tu nuvylei mamą. Galbūt neištesėjai savo žodžių, galbūt kada grubiai ją apšaukiai, o gal kada pastūmei, o gal apšnekėjai kitiems negražiai ir už tai save kaltini. Pajausk, ką tau kalba kūnas. Keliauk į tą vietą, kur atsiranda sunkumas. Kur atsiranda kaltė apie mamą, ar kur atsiranda baimė. Ir pabūk toj vietoj. Greičiausiai, kad spaudžia tau krūtinį, galbūt saulės rezginį. Pabūk tenai. Pastebėk mintis, bet nekeliauk su jom. Pabūk švelniai su ta vieta. Galiu pasakyti tai kaltai, labas, aš tave matau. Aš tiek bėgau nuo tavęs
Tik norėjau nepajausti to, nejausti to, bet dabar sustoju. Aš matau tave. Galbūt tai liūdesys, gali liūdesį pasakyti labas. Nebijok jausti, jeigu kūnai norėsis muistytis ar kažką daryti, pastebėk tai, pastebėk norą muistytis. Ar pastebėk norą užsiimti kitais dalykais, negu jausti tai, tik pastebėk ir pasilik pilnai su kūnu. Pabūk pilnai su ta vieta, kur spaudžia ir sunku. Ir pajausk, ar ten lengvėja, o gal dar labiau sunkėja. Leis kūnui daryti viską. Tegul sunkėja, tegul lengvėja, tegul spaudžia, tegul skausmas būna. Leisk jam. Nekontroliuok, net nesikišk, o tik pastebėk. Dabar prisimink situaciją, kada turėjai nuostabią akimirką su savo mama, kada tau buvo labai labai gera. Prisimink, kas tai buvo. Galbūt tai tau gimtadienis, galbūt kažkokia kelionė, galbūt nuotykis, galbūt dūkot namuose, galbūt žaidėt. Galbūt jinai tave stipriai apkabino ir priglaudė. Prisimink tą akimirką, kada jauteisi begaliniškai laimingas ar laiminga kartu su mama. Galbūt tai buvo naujas žaislas. Ir pajaus kūne, kaip jam jaučiasi. Galbūt tai buvo tau laimės akimirka, bet kūne pajausi sunkumą, skausmą, liūdesį, kad to nebėra. Pastebėk. Pabandyk nekeliauti į mintis, bet pasilikti pilnai kūne. Stebi mintis, stebi, ką pasakoja ir išgyveni viską kūne, jauti kūne, būni su kūnu, nepalieki kūno, nenukeliauji praeitį tais visais įvykiais, kurie iškilo, bet pasilieki čia, žinai, kad esi čia, dabartyje, šioje dabartyje, ne praeityje, ne toje vaikystėje ar kitam savo amžiuje, bet dabar. Ir tiesiog jauti, prisimeni ir jauti, save atskiri nuo minčių ir jauti kūną. Mintis stebi ir jauti kūną. Ir jeigu kur spaudžia skauda, pabūk tenai, be skubėjimo. Švelniai ir jautriai.
Kartais skaudžius prisiminimus ar įvykius žmogus nugrūda giliai, uždaro stalčiukyje ir sako, daugiau ten nebeeisiu, daugiau nežiūrėsiu, viskas, pabaiga. Bet kūnas jaučia, kūne tai lieka. Ir tada iš išorės ateina kažkas, kas bando tavo tą stalčiuką atidaryti, bet ne iš prievartos, ne iš blogumo, bet iš to, kad tau palengvėtų. Ir tada atrodo, kad tas žmogus veržiasi į tavo gyvenimą, jis daro tai, ko tu nenori, bet jis tiesiog nori atidaryti tavo stalčiuką, tau padėti, tave paskatinti, pažiūrėti į ten, kur skauda, net jeigu ir protą, tai pamiršta, užgrūsta, bet jeigu skauda, vadinasi, kūne yra. Ir kūnų neapgausi. Gali apgauti protą, mintis, sakyti atleidau, paleidau, viskas gerai, nebeskauda. Bet jeigu kūne skauda, vadinasi, skausmas yra. Ir nieko tokio. Niekas nesako, kad neturi būti skausmo. Arba kad blogai jisai yra. Tau tai reikia pažiūrėti į jį, kad čia akimirka jisai yra ir pabūti su juo. Dabar įsivaizduok, kad prie tavęs artėja tavo mama, o tu artėji prie jos po mažą žingsnelį. Matai ją dar tolumoj, jauti pilnai savo kūną ir lėtai artėti. Ir jauti savo kūną ir artėji prie mamos, o jinai artėja prie tavęs. Ir pastebėk, kas kūne vyksta. Galbūt pradeda širdis smarkiau plakti. Galbūt suspaudžia. Pastebėk. Mintim nekeliauk. Pastebėk, kaip artėjat. Ir pilnai būk kūne. Nieko daugiau tau nereikia daryti, tik stebėti ir jau savo kūną, kas jame vyksta. Dabar priartėjai taip arti mamos, kad gali paimti jos rankas. Paimk jos rankas, švelniai, lėtai. Ir apžiūrėk jas. Apžiūrėk jų išorę. Apžiūrėk jų vidų. Pajausk delnus. Pastebėk, kokios rankos, ar jos lengvos ar sunkios, o gal pavargę. Pajausk mamos rankas. Pastebėk savo vidų. Ar tau tai yra nemalonu daryti? Nori kuo greičiau paleisti ir baigti? Ar tau gera, lengva ir paprasta? Pastebėk, kokie jausmai kyla. Ar meilė, švelnumas, ar atstumimas ir grubumas? Nežiūrėk, kad kaip turi būti, nežiūrėk, kaip norėčiau, kad būtų, bet žiūrėk, kaip yra. Kaip iš tiesų yra. Jeigu jauti atstūmimą, gal net šlykštumą, pripažink tai savo. Jeigu jauti meilę ir dėkingumą, pamatyk tai, bet pamatyk tiesą, neužglaistant, neužgražinant, taip kaip yra. Pažiūrėk į mamos rankas, pajausk jas.
ir pajaus savo kūną. Dabar prieik arčiau ir pabandyk mamą apkabinti. Švelniai, lėtai, po mažą milimetrą. Ir pajaus, kaip jaučias tavo kūnas. Ar jam gera, gal jis nori atsitraukti ir nejauku. Tik pajausk. Pabandyk eiti į tą energiją, pastebėti tuos visus jausmus, neužglaistant, kad turi mylėti mamą ir priimti, bet pamatyti, kaip yra iš tiesų. Lėtai apkabini ir jauti. Ir jauti, kaip jinai tave irgi apkabina. Ir savo kūną jauti mamos kūną. Jauti, kaip kvėpuoja, jauti, kaip plaka širdis, jauti savo širdį, jauti savo kvėpavimą. Galbūt spaudžia krūtinė, galbūt ima svaigti galva ar gumulys gerklėj. Viską pastebi ir jauti, nepabėgi. Neatsitrauki, bet jauti. Tuo pačiu neverti savęs, bet pastebi. Esi pilnai stebėjime. Pastebi mintis ir pastebi savo kūną. Užuosk mamos plaukų kvapą. Koks jisai? Galbūt nori kažką mamai pasakyti, ko niekada nesakei, ko galbūt nedrįsai pasakyti, arba buvo gėda ar nejauku, dabar gali pasakyti. Gali pasakyti ir gražius dalykus tau, ir tai, kas skauda. Gali pasakyti mamai. Pabandyk paleisti savo įsitikinimus, kontrolę, kaip aš turiu elgtis su mama, arba kaip aš turiu bendrauti, arba kalbėti, ar koks turi būti vaikas, ar suaugęs, koks turi būti prieš savo mamą. Ir nuoširdžiai jai pasakyti, taip kaip ateis dabar, tai kas ateis dabar šią akimirką iš tavęs. Tai gali būti pykčių kalba, tai gali būti nusivylimų, tai gali būti dėkingumo žodžiai, meilės ir gerumo. Kad ir kokie jie bebūtų, išsakyk, nevertinant į gerus ir blogus. Tiesiog išsakyk tai, kas tavo širdyje, galbūt tai, kas tavo širdyje seniai gulėjo, galbūt tai, ko nepamatė ir dabar atsivėrė, gali pasakyti, gali mintyse viską išsakyti. Arba garsiai.
ir jaus pilnai, kas vyksta kūne. Žinau, kad esi dabar, dabartyje. Dabar pabandyk atsitraukti šiek tiek, lėtai, po mažą judesį ir pažiūrėk savo mamai į akis. Pastebėk jos akis. Ar jos laimingos? Ar liūdnos? Gal susimąstė? Gal verkiančios, ašarojančios? Pastebėk jos akis. Pastebėk, koks tau jausmas yra žiūrėti į savo mamos akis. Galbūt tau gėda, galbūt nejauku, galbūt kaltė, gal noris nusukti žvilgsnį. Pastebėk, koks pojūtis kūne. Gali mintys sakyti, ai nieko tokio, už tai galiu, nieko čia baisaus, o kūnas slėgti sunkumas. Tai pastebėk kūne, kaip jis jaučiasi. Galbūt spaudžia krūtinė, galbūt pilvo apačia. O gal visas kūnas atrodo prislėgtas ir sunkus. O gal lengva ir gera, džiaugsminga. Pastebėk, ne kaip turėtų būti, ne kaip tu norėtum, kad būtų, bet kaip yra iš tiesų. Dabar dar kartą. Švelniai prieik ir apkabink mamą. Ir pajausk, kad jinai yra toks pats žmogus kaip ir tu. Ta pati energija. Jinai irgi turi ir skausmų, ir baimių, ir kaltės, ir gėdos, ir nusivylimo. Jinai irgi turi svajonės. Jinai irgi turi svajonę būti laiminga. Turi svajonę, kad vaikai būtų laimingi. Tik kartais galbūt nemoka to išreikšti, ar nemokėjo. Kartais gal buvo labai pikta ir supykusi ir tau daug visko prikalbėjo ar padarė. Bet pajaus, kad jinai yra tokia pati kaip tu. Kūnas, kraujas, kaulai. Daug minčių, daug programų, kurias jinai gavo iš savo tėvų, iš protėvių, kurias jinai tau perdavė, pati to nenorėdama, nesuprasdama, nežinodama. Pajausk, jeigu vaikystėje tau trūko mamos apkabinimo, trūko mamos meilės, mamos dėmesio, tikriausiai tu viso to negavai
ir iš niekur kitur. Ir tada ateina vidinis troškimas tai kažkaip pažinti, tai kažkaip atrasti. Ir atrandi, kad visa tai yra tavyje. Kad nėra niekur kitur, tik meilės, dėmesio, švelnumo ir gerumo, kaip jau yra tavyje. Ir niekas tau negali tau duoti, kaip tu savo. Jeigu tau mama būtų davus daug meilės, dėmesio, švelnumo ir visko, ko tik trokšti, tu to pačio ieškotum pas kitus žmonės. Ir negautum, nes jie negali tau duoti. Jie gali tau duoti dalelytę, gali duoti kažkiek, bet jei kad tave pilnai užpildytų neįmanoma. Ir tada visur ieškotum tos mamos meilės, kurią gavai. Ir galbūt neatrastum, kad visa tai yra tavyje, nes ieškotum jos meilės. O kada mamos meilės gavai mažiau ir jos ieškojai kitose žmonėse ir negavai, tada tau nieko kito nelieka kaip tos meilės pažiūrėti savyje, kur jinai ir yra, kur jinai visada buvo ir kurios nėra trūkumų. Tau tik atrodo, kad dėmesio, švelnumo ir meilės yra trūkumas ir tai reikia iš kažkur gauti, išsikovoti, nusipelnyti, būti geram ar būti gerai, kad paglostytų, kad pamatytų, kad pastebėtų, kad kažką gautum, bet iš tiesų nieko tau netrūksta. Esi pilnai užpildytas meilė, gerumo, šviesa, pasitikėjimu. Pajaus dar kartą, mama. Dabar tu gali jai duoti meilės, šviesos, sušildyti jo širdelę. Dabar tu gali ją stipriai apkabinti ir duoti iš savęs jai visko, ko tau trūko. Dar didesnė šviesa ir dar šviesiau. Dabar tu gali dalintis. Tau nereikia laukti, tau nereikia kaulinti, tau nereikia kažkaip nusipelnyti, tikėtis, nusivilti. Dabar tu gali duoti. Gali sušildyti, gali pabūti. Dar kartą pažiūrėk savo mamą į akis ir pastebėk, ar jos pasikeitė. Gal dabar jūs labiau ramios, galbūt labiau atsipalaidavę. Tik pastebėk. Ir pastebėk savo kūną, kaip jis jaučiasi. Dabar atsitrauk lėtai nuo savo mamos, lėtai, lėtai. Ir keliauk. Ir jaus save. Jausk meilę savyje ir gerumą. Ir žinau, kad tai, ko laukiai, tai, ko tikėjai, tai, ko taip troškai, tai, ko taip siekėjai, yra tavyje.
Pati didžiausia meilė, kokia tai gali būti, jau yra tavyje. Tik tau reikia pajausti ir pamatyti. Ne išorėje jinai yra. Ne mamoj, ne tėtyje, ne tavo artimam žmoguje, ne tavo šeimoje, bet tavyje. Pati didžiausia meilė yra tavyje. Nereikia tau jos nusipelnyti, nereikia tau būti geram ar ypatingam, ar daug darančiam, kad ją pajaustum, kad ją gautum, nes jau jinai yra visada. Ir gali pajaust, kad tau nieko netrūksta. Gali protas sakyti, kad daug dar visko trūksta, daug dar neturi, arba daug dar reikia kažką pasiekti. Bet tau nieko šią akimirką netrūksta. Jeigu pilnai pajauti šią akimirką ir gali pamatyti, kad esi pilnas. Dabar pajaus savo kūną, gulintį, patogiai, tavo namų lovoje, pledukas, raištis ir pajaus, ką jauti, kas jame vyksta. Ir dabar mintyse pasakyk savo žodį mama ir pajausk. Galbūt kūnas reaguoja kitaip. Jei kažkur dar suspaudžia, pabūk tenai. Švelniai, švelniai pabūk. Su visa meile, kur yra tavyje. Ir pajausk. Jeigu keliauja mintys, pastebėk jas. Jeigu kuriamos istorijos, pastebėk tas istorijas ir pilnai būk kūne. Pasilik jausme, leis tam jausmui būti, leis būt skausmui, leis būt baimei, leis būt pykčiui, nusivylimui, nuoskaudai, viskam, kas beteina į tavo dabartį, leisk būti. Pabandyk pasakyti taip, taip, gerai. Jeigu atėjai, vadinasi, to reikėjo. Ir aš tavęs neveju. Nes aš ir taip esu pilnas meilės, gerumo ir visko. Ir nuo to, kad skausmas, liūdesys ar kas keliaus per tavo kūną, tavo meilės nesumažės. Net jeigu ir protas bandys tave versti auka ar vargšu, žinau, kad tai neįmanoma. Tai proto žaidimas. Tavo pagrindas yra meilė. Tavo pagrindas visada yra, buvo ir bus meilė. O kas ant viršaus? Leis tam būti. Nieko tokio. Gali pastebėti, kaip ateina ir praeina, ateina ir praeina, ateina skausmas, praeina, ateina laimė, praeina, ateina džiaugsmas, praeina. Bet tavo pagrindas, meilė, visada yra. Ir tau nereikia nusipelnyti, nereikia jau gauti, nereikia siekti. Nereikia kažkaip būti ypatingam. Tiesiog užtenka žinoti, kad jau esi meilė, jau tai esi. Ir nesvarbu, kokia buvo vaikystė,
Ir nesvarbu, kaip dabar gyveni. Ir kokios istorijos, kuriasi galvoji. Ir kiek tiki protą ar netiki, kiek keliauji praeitis, ateitis, dar kur nors. Vis tiek pagrindas meilė. Ir nesvarbu net ką galvoji apie save, ką kalbi savo, vis tiek pagrindas yra meilė. Ir būk juo, ir tikėk tuo. Ir pajaus tai. Ir ačiū, kad buvai. Jeigu nori, gali toliau keliauti, miegoti, apsiversti ant šoniukų, jaukiai, susisukti į kamuoliuką, jeigu smagu, ir pasibūti, ir užmigti. Arba galėt pasivaikščioti, pabūt dar. Aš jau iškeliauju. Ir ačiū, kad buvai. Ačiū, kad klausėsi. Ačiū, kad keliauji kartu. Ir prisimink, kas esi visada.